Oreiviai ilgai nesnaudžia, kol Vilniaus miestas anksti ryte dar snūduriuoja, oro balionų pilotai jau pluša prie Tymo turgaus ruošdami šias transporto priemonės kelioniai virš sostinės. Pasiruošimas užtrunka apie pusvalandį. Balionai į dangų pakilti gali tik nuo 7 ryto. Iki tol įstatymas neleidžia triukšmauti vietoje, kur aplink gyvena žmonės. Pirmą kartą į kelionę oro balionu Info dienos žurnalistai išsiruošė su patyrusiu 15 metų jau skraidančiu oreiviu. 1500 kelionių oro balionu turėjusiam Vytautui tai įprasta procedūra, tačiau naujokams reikia pravesti instruktažą. Kai balionas bus paruoštas startui, aš paprašysiu jūsų įlipti. Įlipsit pro šitą pusę. Čia yra laiptukas palipti. Statot koją, čia kabinatės. Čia nejudės, nes bus viršui kupolas. Stabiliai stovėt. Čia koją pastatysit ir į vidų. Taip, taip, taip. Ir vidui. Tai skrydžio metu prisižiūrėkit daiktus, kad neiškristų, nes bortas atviras. Tai kad sudaužysi daiktus, tai taip, bet galim dar ką nors ant žemės sužeisti. Oreiviai iškart perspėja, kad balionų jau skrendant negalima nei rūkyti, nei vartoti alkoholinių gėrimų. Pirmosios skrydžio minutės kiek nejaukios, baimė ima viršų, tačiau jau neilgai trukus tampa aišku, kad laukia įspūdinga kelionė. Visas miestas lyg ant delno, atsiveria kvapą gniaužiantis vaizdai. Oro balionu galima pakilti net į 1,5 kilometro aukštį. Jeigu oro sąlygos palankios, rytais virš sostinės dangaus galima pamatyti 3-4 oro balionus, o vakarais net iki 12. Kaip sako patys oreiviai, jokiame kitame Europos mieste tiek daug oro balionų neskraido. Todėl Vilnių pelnytai galima vadinti Europos oro balionų sostinę. Kai kuriuose sostinėse skraidyti virš senamiesčio net negalima, o ten, kur leidžiama, niekada neišvysite tiek balionų, kiek Vilniuje. Jeigu lyginti su kitom Europos sostinėm, virš kai kurių bent jau teoriškai balionų galima skristi, bet kokiu atveju nei virš vienos Europos sostinės neskraido tiek balionų ir taip dažnai ir taip pastoviai. Vilniuje oro balionams itin palankios sąlygos, tokių neturi net kaimyninių Latvijos ir Estijos sostinės. Aplink Vilnių, kaip visoje Lietuvoje, mes neturim kažkokių aukštų kalnų. Vilnius yra toli nuo jūros, kur paprastai statistiškai daugiau vėjo, stipraus vėjo, kuris trukdo balionams skraidyti. Ir pats miestas nėra jau toks didelis palyginus su kitom Europos sostinėm ir neturi tokio didelio ir apkrauto oro uosto. Tai todėl oreivystė yra labai palankus. Oreiviai kolegoms iš kitų šalių gali pasigirti, kad oro balionai Lietuvoje jau pripažįstami nacionaliniu mastu. Puikus to įrodymas – pasai. Visada giriamės, kad net ant mūsų paso, Lietuvos Respublikos paso paskutinio pavyzdžio, tarp vandens ženklų yra senamiesčio piešinys, vandens ženklas, virš kurio puikuojasi 3 oro balionai. Tai jau manau, kad Vilnius jau be oro balionų nelabai įsivaizduojamas ir mes tapom iš tikrųjų vieno iš tokių miesto simbolių. Kol mes susipažįstame su Vilniumi iš aukštai, ant žemės esantys žmonės tvirtina, balionai tapo sostinės simboliu. Labai gražu. Labai gražu, iš karto taip kažkaip šventiškai nuteikia, kad Vilnius gražus, kad oras puikus, kad kažkas skraido, kažką mėgina naujo. Jo, kad žmonės turi hobį. Labai patinka. Kaip jūs manote? Gražu, mes nufotografavom, labai daug fotografijų turim. Tuo tarpu užsieniečiai besisvečiuojantis Vilniuje pripažįsta savo šalyse pakėlę akis į dangų, jie retai gali išvysti oro balionus, nors ir norėtų jais pasigrožėti. Nesu matęs daug oro balionų Čekijoje, gal kelis, bet nedaug. Manau, kad būtų gražu pamatyti juos arba skristi jais. Nežinau, ar Norvegijoje yra balionų, nesu matęs nei vieno, tai nėra populiaru. Todėl neatsitiktinai pastebima, kad pastaruoju metu kelionės oro balionu populiarėja. Atsiranda tiek naujų oreivių, tiek daugiau smalsuolių norinčių išbandyti tokią pramogą. Paskutinių keletą metų tikrai tai pasidarė populiari dovana ir tai, kad jūs kiekvieną vakarą matot 14 balionų virš Vilniaus, tik įrodo ir patvirtina, kad kiekvienais metais tie skrydžiai darosi vis populiaresni. Tiesa, nors Vilnius ir gali pasigirti, kad virš senamiesčio, skirtingai nei daugumoje Europos sostinių balionai gali skraidyti, tačiau ir jiems keliami tam tikri reikalavimai. Privalu pateikti skrydžio planą, o oreiviai turi bendradarbiauti su skrydžio vadovu. Jie pasirašyta speciali sutartis tarp valstybės įmonės oro navigacijos ir oreivystės klubų apie visas procedūras, kurias jie turi išlaikyti ir galiu tik konstatuoti, kad labai skrupulingai jo laikomasi ir per šios visus metus, kai skraidoma oro balionais virš Vilniaus miesto, nebuvo jokių nesusipratimų arba jokių kažkokių incidentų. Nustatomos ir neskraidimo zonos. Jie gali skraidyti visur išskyrus draudžiamas zonas, kurios yra Vilniaus miesto ribose. Aš turiu omeny virš vyriausybės, parlamento, Turniškių, VSD.
Na, jie puikiai žino, kurios yra neskraidimo zonos. Skrisdami matome ir prezidentūrą. Tai dar viena neskraidimo zona, todėl ją aplenkiame. Tačiau jei vėjas imtų nešti šalia Daukanto aikštės, reikėtų suktis iš padėties, kilti maždaug 600–700 metrų aukštį virš prezidentūros, o tai jau nebelaikoma neskraidimo zona. Vidutiniškai kelionė oro balionu trunka apie valandą, tačiau kartais gali užsitęsti ir iki kelių. Turbūt pats žaviausias tokios kelionės aspektas, kad niekada nežinai, kur nusileisi. Mes pakilę nuo Tymo turgaus turėtume nusileisti kažkur netoli Grigiškių. Didžiulis žavesys. Didžiulė dalis grožio reivystės, tai, kad skrydis yra visada nuotykis. Ir tu nežinai, kokią pievą nusileisi, galbūt į žemuogių pievą ir pažemogiausi, galbūt sutiksi draugiškų žmonių ir pakvies į svečius, gal šiaip nusileisi kažkokioje nuostabioje vietoje, kur niekados neatvažiuotum, nei dviračių, nei pėsčiom ateitum. Nusileidimas vienas atsakingiausių kelionės momentų, tačiau jis įvykdomas sėkmingai. Lietuvoje iš viso yra užregistruota apie 100 oro balionų. Karštas oro balionas – pirma transporto priemonė sėkmingai skraidinusi žmonės. Pirmasis skrydis įvyko 1783-aisiais. Be to, tai viena saugiausių transporto priemonių. Net ir suplyšus kupolui balioną galima sėkmingai pilotuoti.